Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną dar šiokios tokios mintis apie matematiką. Žinot, vėlgi kažkiek susijęs su informaciniu šiukšlynu, kuris yra apie mus. Tai jeigu jūs įsiversite Wikipedijoje žodį skaičius, žinot, kas ten parašyta prie istorijos? Prie istorijos parašyta, kad skaičius buvo sugalvotas tuomet, kai kažkokiem valstiečiams reikėjo skaičiuoti gyvulius arba prekes, miltus ar kiaušinius. Ir jie tada sugalvojo, kad tai būtent per skaičius gali padaryti. Kai tuo tarpu kitoj barikadų pusėje Nikola Tesla sakė, kad nepažinęs matematikos nepažinsi pasaulio ir kad matematikos niekas neišrado, matematiką žmonės atrado, stebėdami ciklus, pasikartojimus, panašumą, nuoseklumą, tapatumo principus. Ir mes tiesiog supratom, žmonės suprato, kokiu principu viskas veikia. Tai yra, žmonės suprato mechanizmą. Tai žinodami visą tai, Wikipedija vis tiek kažkodėl prišiukšlinam ir parašom visišką kvailystę. Bet mes šiandien paimkim patį žodį matematika. Matematika, tarptautinis žodis, pažiūrėkit, kaip jis gražiai sudėtas. Mat, mamos mama, ar ne? Jeigu mes imsim mažesniai plotmiai moterį arba motiną, tai ji duoda gyvybę ir pradžią kažkam. Tai yra mat arba mama. Jeigu mes imsim matematiką, mes matom, kad tai yra pradžių pradžia arba mamų mama. Ir skaičiais mat yra 10. 10 aš daug kalbu apie tą skaičių, tai yra tiesiog dieviško srauto energija, kuri veikia į plotį, į plėtrą. Tai yra 10, 100, 1000, 10 tūkstančių. Ir taip šitais dešimtainiais laiptais, laiko laiptais, visata plečiasi arba juda, arba tobulėja. Tai matematika, tai mat yra 10, yra 7 ir vėl mat yra 10, visa kita galūnė. Todėl dieviškas srautas 10, 7 judėjime į sekantį etapą arba srautą vėl į 10 ir yra tie laiptai arba resursas, kurio pagrindu arba kaip mechanizmo pagrindu visata juda. Tai matematika yra pats nuostabiausias dalykas ir visiškai neturintis dugno tyrinėjimams. Apie tai kalbėjo didžiausi pasaulio mokslo žmonės. Kitas momentas, kai mes sugrįžtam šiek tiek atgal laikmečiais, kol dar tiesa taip stipriai nebuvo pamiršta, ir tam pačiam kabalos tikėjime, ar ne, arba kabalistai, kaip šifruodavo netgi Toros raštus, jie šifruodavo per raidės atitikmenį skaičiuje. Kodėl ir mes, ir aš visada jums kalbu apie tą realybės formavimą ir kad visa informacija pradžioje yra kaip projektas, tai yra pirminė informacija, yra skaičius. Kaip ir namas, jis kol yra popieriuje, yra projektas ir paprastai visada atsiranda ir namas. Jeigu nėra projekto, namas niekaip negali atsirasti. Todėl skaičius yra pirminė informacija ir tai yra matematika. Jeigu mes imsim patį televizijos transliavimo faktą arba mechanizmą, kaip jį transliuojasi, yra lygiai taip pat. Pirmiausiai į jį ateina informacijos srautas arba koduotas informacinis srautas, kuris po to išvirsta į kažkokias tai vizualizacijas, paveikslus ir veiksmą. Tai ką žmogus atrado, matematika ir kaip ją šiandienai pateikia mūsų informaciniai šaltiniai, yra labai juokinga. Tai tas momentas, kad matematikoje visada buvo pirmiausiai skaičius, po to raidė. Aš įdėsiu komentaruose, dažnai jūs klausėt, kaip paskaičiuoti savo ten vardą arba kažkokį žodį, kad pajausti jo energetiką, pabandyti pašifruoti.
Visada tuo pačiu nuoseklumo principų matricoje, kaip ir visur pasaulyje, yra atitikmuo. Reiškia, pirmąją raidę atitinka pirmasis skaičius. Mes turim pirmą pagrindinę skaičių seką nuo vieneto iki 9. Jeigu jūs imsit lietuvišką abėcėlę ir pirmoji raidė A atitiks vienetą, A nosinė atitiks dvejetą, B atitiks trejetą ir jūs visą eilutę surašysit skaičių po raidėmis iki 9, jūs matysit tų skaičių atitikmenį, raidžių atitikmenį skaičiuose. Toliau sekanti raidė 10 jau vėl atitiks vienetą ir vėl taip iki 9. Aš įkelsiu, bet jūs ir patys, kad suprastumėt, galit tai savo pasirašyti. Vėlgi, kai mes kalbam apie kalbą, apie žodį, apie garsą, tai yra vibracija, tai yra dažnis. Ir kai mes imam tautas ir jų skirtingas istorijas, ir realybės, ir situacijas, ir karo, arba taikos, arba kažkokių katastrofų, visada žinokim, kad skirtinga kalba gali būti, bet skirtingų skaičių būti negali. Tiesiog jų kalboje reikšmė gaunasi vienokia, mūsų kalboje reikšmė gaunasi kitokia. Todėl mes esam visi skirtingi ir dažnai norėdami suvienodinti tuos skirtumus, mes patys einam prieš save, todėl kad taip negali būti. Nedaloma yra tik skaičių seka. O kai mes jau pradedam kalbėti, mūsų kalba formuoja visai skirtingas realybės. Tai todėl kiekvienoje kalboje galioja tas pats dalykas. Imat kitos tautos abėcėlę ir rašot tą pačią skaičių eilę ir jūs gaunat jau visai kitus rezultatus. Todėl tai ir yra skirtumai, kurie kinta, bet skaičių eilė, nuostabioji matematika, ji niekados nekinta. Tai jeigu jūs dar pasigilinsit, pasidomėsit, yra toks žodis ir toks procesas kaip gematrija. Gematrija būtent ir yra mokslas arba tyrinėjimai, kurie remiasi skaičiaus ir raidės atitikmeniu ir išduoda tam tikrą situaciją. Net Tora buvo, kaip ir minėjau, šifruojama būtent gematrijos principu ir tai darė daugelis seniausių pasaulio valstybių. Žinot, labai daug yra pločio, kur plėstis, jeigu tik mes nepamanysim, kad tai yra nesąmonė. Kuo žmogus daugiau sugeba apimti informacijos, įvertinti, išanalizuoti, pamatyti skirtumus, sujungti, tuo jo sąmonė darosi platesnė, tuo jo gyvenimas darosi turtingesnis. Tai yra kiekvieno mūsų galimybė, bet pasirinkimas taip pat kiekvieno mūsų. Yra visada pasirinkimas. Žmogus pasaulį pažįsta per patirtį pasirinkdamas. Visada mes renkamės finale iš vieno ir antro, iš dviejų, ar ne? Dvietainis kodas programavime, 10-tainė skaičių sistema. Tai yra taip viskas viename paveiksle apjungta gražiai, kad į tai kiekvienam jūsų rekomenduoju pasigilinti. Tai labai įdomu. Ir žinot, 2 variantai, kaip mes renkamės ir kaip mes gyvenime gyvenam. Vienas žmogus gali manyti, jo pamatas gali būti tas, toks darvinistinis, kad jis iš beždžionės ir gyvena vieną kartą. Kitas žmogus gali manyti, kad jis yra siela, ateina čia įsikūnyti daug kartų ir jis gyvens dar daug kartų. Ir jeigu mes tai imam kaip pamatą, kaip žinojimą, jis ir sugula mūsų sąmonėje kaip kažkoks tinklelis, kuris po to tam tikruose taškuose ir pritraukia tam tikras situacijas ir mes darom sprendimus. Tai žmogus, kuris galvoja, kad gyvena tik vieną kartą, ar jis labai stipriai į priekį žiūrės, ar jis labai norės ką nors po savęs palikti, ar jis bus labai atsakingas, ar jis stengsis
būti dorovingas arba bent augti link to, jis visada bus labiau savanaudiškas ir šios dienos vartotojas negu ilgalaikės perspektyvos, negu tas, kuris mano, kad nuo šiandieninio jo gyvenimo priklauso ateinantis arba nuo jo šiandienos pragyventos dienos priklauso rytojus. Tai pamatas yra labai svarbus, todėl kad jis visą statinį suprogramuoja. Todėl aš jums šiandien noriu labai palinkėti tą pamatą perduoti savo vaikams, skleisti tą suvokimą ir dalykus, kurie mus augina. Ir pabaigai, žinot, jeigu kada nors, kas nors įrodys, teiks, pasakys, kad tai, ką šiandien aš kalbu, yra nesąmonė, tai aš, žinodama, kad tai man padėjo stipriai užaugti, geriau remsiuosi į šitą nesąmonę, nes ji mane augina, negu remsiuosi į tai, kas prišiukšlinta socialiniai erdvėjai ir manysiu, kad tai tiesa. Esmė yra žmogus ir tiesa yra ta, kuri padeda žmogui augti. O nesąmonė, tai paprastai, kaip aš jau ir nekartą sakiau, yra tai, kas nėra jūsų sąmonėje, ko jūs tiesiog dėl savo mažesnių patirčių dar negalit suvokti, arba dėl savo užsispyrimo ir užsidarimo, arba dėl savo ribotumo kažkokio nepriimat ir negalit pačiupinti, va tai ir yra nesąmonė. Visa kita tegul mus augina ir tegul plečia mūsų sąmonę. Tai ačiū jums ir iki kitų kartų.